Sveiki sugrįžę. O, ir aš jau galiu filmuoti. Sakau, reikia grįžti į normalesnį video, padaryti kažkokį kelioninį, ne? Gana čia tų visokiausių tūsų nesąmonių reikia, blemba. Grįžti į normalų gyvenimą, biškį paturistaut. Kur čia mes esam, Kamilė? Kur? Pisoj. Mes esam Pisoj. Pizza. Na, pažiūrėsim, kas čia per pisą. Nori apsimest, kad stumi bokštą, taip, Kamiliukai? Pradžią norėčiau tiesiog nusifotkinti gali. Turbūt, Kamilė, tau noriu sužinoti, kada jisai čia pasvyro. Netgi, kai pradėjo statyti jį, jisai pasvyro iš karto. Kamiliauskai. Tai šis bokštas pradėjo svirti statybos metu. Ir sako, ai, toliau statyti. Nu tai, žinai, itališkų stilių galvoja, ai, pizdu. Manieną, sako, pažiūrėsim. Sako, einam toliau. Ne, jį pradėjo statyti ir prasidėjo karas. Statybos prasidėjo 1173 metais. Dėl karo ir problemų sustojo statybos. Ir iš tikrųjų tai net išgelbėjo šį bokštą, nes žemė susisidėjo. Pamatė Kamilė bažnyčią, sako, blemba, reikia bėgti vidų. Bėgti vidų reikia, sako. Nu jo, blemba, reikia man visas nuodėmes eiti, priduoti, išsipirkti, nežinau. Nesudegs, nes nežinau, gali būti, kad užsilepsnosiu įžengęs. Nu, planas nepavyko dėl to, kad mes esame su šortais, Kamilė su mineku visai. Lemba sarmatos turėtum. Turėtum sarmatos, bet pastojos nėra. Atsiprašau. Ar aš kupolas. Vo, kaip gražu. Kupolas. Nu, blemba, gražu, tikrai gražu, nieko nepasakysi. Nieko nepasakysi. Iš šito mes neturime, mes 8 eurų atrodo. Ai, kažkas eina su šortais. Nu, praves, Kamilė, mums istorijos pamokėlė, kas yra per kupilas. Tu mane turi nufotkinti. Tokia ir pamoka. O, tokia ir pamoka. Thank you. Wow, Kamilė. Sakyk, wow. Kas čia yra? Čia yra kupilas. Ką tai reiškia? Nu tai, blemba, tu turi būti pasiruošus, pravest turi pamokėlės man. Tu man vedi pamokėlę. Aš jau pamokėlės prisivedžiojau, man atrodo. Uždėk ausinės kamerą ir tegu klauso. Nu. Kas čia toks prigulė? Atsargiai, lipi ant žmogaus. Bet Kamilė, žiūrėk, neužsilepsnojau. Neužsilepsnojau. Tai vadinos, kaip ir viskas čia kaip reikia. Sakai? Man Dievas atleido už visas nuodėmes. Aš esu tavo Dievas. Sako Dievas, seniukai. Viskas normaliai, blemba, pasitaiko visiems. Dievas bijo, nes sako, eik su to aiškintis. Kaip tai pasakys, tai bus. Turbūt. Galėjom tiesiog čia ateiti ir iš galvą. Už 16 eurų. Mačiau. Nu, Kamilė. Gerai, aš noriu laukės sėdėti, nevada. Gerai, bėgam. Blemba, žinokit, labai gaila, bet čia GPT neveikia mano. Negaliu papasakoti, apie ką šitas bokštelis. Atsisėsim kavinį ir papasakosi. Nei čia kam įdomu, nei ką vis tiek. Gerai, laikas mane nufotkinti. Esame rubriką Pafotkinkime Kamilę. Man atrodo, tu už 3 savaitės Tailandą gali pafotkinti be jokių complaints, kaip sakoma. Va. Viskas normaliai, viskas tyliu, fotkinu, kur tik nori. Aišku, čia per šitą kamerą nesimato, bet jau žmonės užsilipę ant viršaus. Šiaip parašyta buvo internete, kad dar po 200 metų turės daryti kažką tai su pakrypimu. Iš tikrųjų, visi man sakė, kad ai, čia užtenka porą valandų ir galima mintis čia, bet aš nekėjau su vienu italą, tai jis sako, aišku, yra aplinkui, galėjau eiti ir vaikščiot, nėra taip, kad tik porą valandų. Šitam kvartalė, šitam visam pabūti ir viso. Tai eisim, prasivaikščiosim ir po to pasakysim, ar galima čia praleisti visą dieną ar ne. Lemba, kaip gerai, kad atėjom, mes esame ankstyvi žmonės, kai čia jau 7:30 ryte buvom. Jo, jeigu varysit, karočią, varykit kuo anksčiau čia. Nu, kad jeigu norit gražiai 8 ryto gali čia būti. Iš tikrųjų nėra dar palyginus taip anksti. Nu ką, judam toliau, ne? Filmuosiu šitaip visą dieną, va.
Tipo, kaip turėčiau privatų filmatorių. Gaila, kad alkos nėra pafilmuotas mane čia. Kaip mes be espreso. O, gracijai. Nu, pasistiprina mane, kaip sakant. Čia yra gan labai įdomus pastatas, Kamilė. Čia anksčiau mokydavo riterius. Čia riterių mokykla būdavo. Toks versačinis pastatas. Šiandieną tai yra prezidentinis universitetas. Blemba, visur iš tikrųjų, kur pasuksi, tokios gražios gatvelės. O ką sakai prieš važiuojant? Ką sakai prieš važiuojant? Gal senai aš buvau to Italijoje, bet kažkaip labai gražu. O prieš važiuojant sakė taip. Vėl Italija, negalim kur nors kitur nuvažiuoti. Sako, kas tau yra, nenori picų valgyti, kur gražu? Nu, tai aš kadangi biški praleidau mėnesiuką Tailande užstrigęs, tai gal aš biški pasilgęs buvau tos Europos, dėl to, pavyzdžiui, tokių gatvelių. Labai gražu. Na ir mes nebuvom Italijoje, man atrodo, virš metų gal. Na jo. Biški... Praeitais metais nebuvom tikrai. Nu, gražu. Kavytę turim, sėdim prie pono Emanuelio antrojo, kuris suvienijo visą Italiją. Į sveikatėlę. Sveikatėlė. Kaip gerai šalta. Labai gerai. Liukai, kur mes čia toliau turistaujam, kur mes einam? Karnas. Papasakok apie šį istorinį miestą, ar ką nors žinai. Nusipirkam dangtelę. Dangteliai galvoja, tik tai dangteliai. Na, dangteliai, reikia žiūrėti, pastatus gražiausios. Sakas, man galvoj. Nu? Man galvoj atsisėsti, kur gražus pastatai, kur saulė kepina ir sėdėti ir degintis ir žiūrėti gražius pastatus. Einam susirandam davai, karočią, kokį bariuką. Kavinukę ant stogo ir tiesiog deginamės visą dieną. Ne, nes ant stogo nematysim žmonių. Taip. Taip ir darysim. Ne. Taip. Na, va čia atsisėsi, va kur saulė šviečia. Nu, prieinam Kamilės mėgstamiausią objektą atostogų. Štai. Tiesiog. Parkelis. Papasako, O žiūrėk, Duglas eina. Bet koks apžėlės Duglas. Papasako, kodėl tau patinka parkeliai. Nu tai va, viską pasakė, ką norėjau. Nu ką žinau, parkas kaip parkas, ane, Kamilė, mėgstamiausia tavo vieta. Planas dabar toks, biški. Varom, pasidedam daiktus, o eisim, atsisėsim, kažką suvalgysim, kokią lazaniją, ne? Raviolių kokių, nu nežinau, pažiūrėsim. Beje, planas neįvyko, nes čia nėra rooftopų. Yra pas mus viešbutį, papasadanai. Na tai vis tiek nueisim į viešbutį, mūsų jeigu labai reikės. Nepatikėsit, bet prieinam vėl pasvyrusi Pisos bokštą. Pisa ar Pisa? Pisa. Kas tave Pisa? Pisa. Ne Pisa, o Pisa. O kodėl rašosi P-I-S-A? Nu, labai daug dalykų rašosi vienaip ir tarsi kitaip. Čia neišminčiaujam, gerai, Kamilė? Pisa. Prieinam Pisa. Nedaryk gėdos, čia daug italų aplinkui. Čia praktiškai pagrindas šito miestelio. Čia mes jį apėmam, bet šitą miestelį gal nežinau, per valandą gerą duodi ir kaip ir visą... Viską pamatai, ką reikia. Jo. Nu, kadangi mes esam Tuskano regione, tai sugalvom nueiti į tuskanišką restoraną. Kur gelis vietinių, vaisių nusipirkti, daržovių. Kamilė, mūsų restoranas, man atrodo, ten. Full? Nežinau. Hello. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Could I have a table for two? No, I'm sorry, fully booked. Fully booked? For the whole day? Okay. No problem. Nu, blemba vietas moku įsirinkti, nieko negali sakyti, karočią užbukinta visai dienai. Nu, radau dar vieną restoraną, einam patikrinsim, gal tas nebus pilnas. Kad nebūtų pykčių, gerai? Nu, aš jau įsirinkau. Einam. To kūrime. Two. Have you booked? No. Yeah, full. For the full day? For the full day? Yeah, okay. No, no problem, thank you. Sorry. Man atrodo, turės, mes jos negavus pasikaupti. Ne, viskas. Aš lazanę tam pasimsiu kokį ir viskas. Tai pažiūrėsim, kur yra picas ir lazanė. Gerai. Aš su pica esu paprasta,
Peizė. Nu, šiaip netaip gaunu staliuką. Ne, noriu šiandien salotą, lazaniją, kamiliukai, lazaniją. Nu, kaip mūsų pizzerija. Ar užsibukinom? Parašė, kad 8 arba pusė 10. Liuks, pamatysit superinę pizzą. Ane, Kamilė? Gerai. Šiandien vakare bus kosminė pizza. Kosminė. Hai detto che mi piacevi poi tu con mia moglie. Ce la faccio, dove è il tanto? Cambiare pannolino. E lì stiamo andando. Ups, pamiršau nufilmuot. Kai atnešė maistą. Nu labai blogai, labai. Dai, guarda il papà quello che Va, taip atrodo mano. Ne, bet laukit pizzos. Šį vakarą bus vakaro visa kulminacija. Tai pati gražiausia, superiniškiausia pizza, kokią esat matę savo gyvenime. Jaučiu bus tokio dėmą. Visi, karočią, guli ant žemės, kaip mes šitą gulsim? Kas tu yra? Tu nori čia mėgot? Taip. Nu, blemba. Aš galiu degintis arba aš galiu kambarį mėgoti. Kur geriau? Su vaizdu į šitą vaizdą? Ką aš žinau? Tu čia rimtai norit pailsėti? Nu, kas yra? Na gerai. Tai gerai, karočią, labanaktis. Man biškai susunkiausias atsigult su sijonai įsities. Dabar kavytė. Ir varysim į katedrą. Ši katedra yra senesnė už patį bokštą. Statybos prasidėjusios 1063 metais. Netgi keli šimtai metų senesnė už patį bokštą. Kas yra įdomu apie šią katedrą, ne? Kad jinai turi 3 maišytus architektūrinius stilius. Romėniško, bizantiniško ir islamiško. Katedra finansuota iš pergalių prieš musulmonus. Geras, ne? Kitaip tariant, tai buvo galios demonstracija. Ir kaip sakiau, šiandienos kulminacija bus pica. Išėjau visas apšvitęs. Taip akivaizdžiai nefilmuok. Ką? Taip akivaizdžiai nefilmuok. Nefilmuoju, aš tave filmuoju. Ja. Gerai, krentam ir mes? Labanaktis. Oi, dabar galiu. Ką? Tai liko tiesiog parodyti pačią geriausią pizzą, Vengsi, kai ten bus lėva pica. kokios nesat matę. Galim čia sėdėti. Hey, here, man. Kur nori sėsti? Nors ten daugiau vietos bus ar kad. Kur nori? Tai sės ten. Nu, gerai. Is with the sausage and cream of potatoes. Okay? Okay. Kai iš karto kaip įdomiai. Okay. Nu, paragausim. Man patinka, kur nemokamai maisto duoda. Man tai, kur nemokamai proseko duoda. Aha, ir dar proseko nemokamai. Pala, kažkaip. Iš karto galiu pasakyti, kad bus žiauriai skanu čia, nes meniu vien tik visas itališkai, nėra angliškai. Čia ne tik tai įsirinki pizzą, bet dar tau ir parenka prie pizzos kokį vyną gert. Čia labai šustrai. Pažiūrėsim. Šiaip aš nesu vyno gerikas, bet pabandysim. Na, mano vinelis. Čia mano pizza bus su guanciale, mozzarella, putpelių kiaušiniais, pecorino ir grybais. Aš nežinau, ko manau. Nu, su ko bus to bus.
Bet kad aš... Thank you. Nice. Fresh tomato sauce for the crust. Kamiliukas biškai nepataikė picą. Nu, skaityti reikia. Mano tai žiauriai gerai atrodo. Reiškia, skaityt, kad čia neįmanoma. Jo, tarpsme, labai geros picos. Taigi šitą užsidėk. Kad tau trūksta. Kai kamiliai įsibėgėjus. Žiauriai gerai. Tarpsme, pica tai nereali. Tarpsme, žiauriai nereali. Man atrodo, geriausia pica kokią suvalgęs. Nu ir vinelis neblogas, nors aš nieko apie vyno nesuprantu. Adas, picos, žiauriai purus. Žiauriai lengvai valgosi. Gerai, sukertam pizzą ir lėksim miegot. Taip. Ne, eisim miegot. Po picų miegot tik tai. Ir po vinelio. Čia tai restoranas ir vėl nemokama alkoholio. Nu, bet Kamiliukui negalima. Ačiū. Kaip man sekasi? Kiek duotum, Kamilė, balų? Aš picai duodu stiprų 9. Jo, 9, nes aš nežinau Napolio. Op. Nežinau, prinešė vėl už dyką gert. Gana čia uostat gert reikia. Prosecco, nu, karočią, Ko šia, blemba? Daug bulgos ir ant viršaus kažkas. Nežinau. Gerai, mušam antrą. Nu ką, lekiam. Vėl mes prie picos bokšto. Picos bokšto, man jau tik picos galvoj. Pažiūrėk, kad gražus dangus nuo... Tikrai labai gražus. Klausyk, tai mes kaip ir čia viską pamatėm, tai ką mes ir toj veiksim? Galim varyti į gal Florence? Varom į Florence? Galvoju. Varom į Florence. Varom į Florence. Rytoj mes varom į Florence. Iki rytojaus.